Sveiki, mano brangieji, dar kartelį vėl ateinu pas jūs su pirkinių video. Taip atsitiko, kad šiandien su mama važiavome į parduotuvę, vienu žodžiu, ir apsipirkome daug pirkinių ir galvoju, kodėlgi jums greitai va taip staigiai vėl nenufilmavus ir neparodžius, nes žinau, kad daugeliu iš tikrųjų patinka pirkinių video iš jūsų. Taigi, oi, aš tikriausiai baisiai atrodau, nes esu visai iškaitus, išraudonavus. Karšta man nuo tų pirkinių nešiojimų, tiesiog prakaitas išpylėm, na žodžiu. Na kągi, taigi, judame prie pirkinių video. Pirmiausiai tiesiog noriu apžvelgti jums, kiek čia mes prisipirkom, viskas dar kol kas tašėsi, čia keletas dalykų jų yra ir ant stalo, bet, oi ties ant stalo čia kompiuteris jau mano atsineštas, nes turiu daug labai namų darbų, pilna, vien žodžiu, reikia viską, ta prasme, daryti spausdintiniam raidėm, viskas turi būti atprinteriuota, vien žodžiu, na, darbo N, kaip sakant, pilna. Nežinau šiandien, kada pabaigsiu šakės, baisu net pagalvoti. Na kągi, o pirkinukai, na ką, va čia dėžė va tokia, čia iš Lidlo yra viskas, na kągi, pradedame. Taigi, matome tortilla čipsai, čili, kiek skaičiau, Lidle, jie yra veganiški, čia nupirkau sūnui, kada užsimanys keletą čipsikų pauškandžiauti. Toliau dar sūnui čipsai yra smoky barbecue. Barbecue, negalvokite, kad čia yra mėsos, čia nėra mėsos, barbecue tai yra praščiausiai yra prieskonis, kurį žmonės dažniausiai naudoja marinuoti mėsai, bet tačiau čia yra visi dėl to prieskoniai ir čia rašo, kaip matote, barbecue seasoning, barbecue prieskoniai, tai yra cukrus, išdžiovintas pomidoras, druska, džiovintas svogūnas, na ir panašiai, čili, pudra ir visa kita. Tai tikrai čia yra jie veganiški. Tiesa, ir yra be gliuteno, kiek skaičiau. Ir negalvokit, kad čia va, tiek daug čipsų perkam mes čia ir čia jisai suvalgo per vieną kartą. Jis tikrai nesuvalgo per vieną kartą, čia yra savaitį laiko, galima sakyti. Čia, kada užsimano, pasiema keletą va, ir pauškandžiauja sūnus tiesiog. Na, čia dar keletą tokių čipsiukų, vienu žodžiu, vaikams nupirkom, nes aš prižiūrėsiu pusbrolio vaikus ir pas mane pusbrolis dabar savaitėlę laiko gyvens, nes gyvena ta prasme jau, nes jo mama išvažiavusi yra, taigi čia vaikams nupirkom tiesiog paprastų su sūriu ir svogūnais ir čia įvairių kitokių skonių čipsų. Taigi, vaikučiams, jeigu norės. Taigi, čia aš savo užmačiau medial dates ir galvoju, reikia nusipirkti, jos tokios didelės, nežinau, neragavau dar, bet labai bus įdomu paragauti. Turėtų būti iš tikrųjų labai skanios. Datulės. 9 datulės kainavo 3 eurai. Taip, tai iš tikrųjų nėra pigu. Galiu pasakyti, todėl nusipirkau tik vieną pakelį, paragauti, nes iš tikrųjų labai sunku gauti gerų datulių yra. Na kągi, judame toliau. Konadų klevų sirupo, tokie javinukai, galima sakyti, jie yra su gliutenu, bet tai yra nelabai svarbu, nes aš juos pirkau sūnui, pati bandysiu jų atsisakyti, nevalgyti. Jie yra veganiški su pilno grūdo tais avižiniais dribsniais. Vienu žodžiu, tokie sveikesni kažkas tokio. Va. Toliau, kas čia? 1, 2, 4 pakeliai bulvyčių, 4 maišai, 5 tiesa, 5 pakai bulvių tokių. Va. Toliau visas pakas tokių tea lights, tokių žvakučių mažyčių, va, matote. Va. Tikrai jų prireikia. Toliau mandarinų pakelį, kiek čia yra, kilogramą mandarinų. Toliau french fries. Tokios bulvytės, kurias mes visada kepame, žinome, orkaitėje. Tačiau, kaip žinome, jose jau yra riebalų. Ir visada pirkdama bulves, aš ką pažiūriu sudėtį, kad nebūtų tenais 10 sudėti, ta prasme, skirtingų ingredientų. Jeigu jau pamatau daugiau negu, nežinau, porą ingredientų, tai aš jau neperku.
kaip matote, ingredientai čia yra bulvės ir 4% sunflower oil, tai būtų saulėgrąžų aliejus, taip. Tai bulvės ir 4% saulėgrąžų aliejus. Viskas šitų man ingredientų užtenka, reiškia, bulvės yra geros. Ta prasme, kad nebūtų ten palmių aliejus ar dar kažkokių velnių pridėta. Taigi, taip pat čia nėra gliuteno, nes būna, kad jie, tai nežinau, kad jie prideda, kad būna net gliuteno tose bulvės iš vienu žodžiu kitokiose. O čia iš Lidlo jos ir nebrangios ir super, kokia čia firma, Harvest Basket. Na, super. Na kągi, ir dėžėje paskutinis produktas tai būtų oboliukai. 1 kilogramų obolių, skanus jie, vadinasi Fresh Red Apples. Gala, man atrodo. Taip, variety gala. Skanus oboliai. Na kągi, judame dabar prie maišų. Čia turime vandenuko 1 pakelių, 1 pakelis man, 1 pakelis sūnui, nes kadangi aš taip pat einu į mokyklą, aš irgi nešuosi vandenį. Toliau 1 ananasų, ananasai buvo taikoma nuolaida, po €50, tai nusipirkau netgi 1 ananasų, nes, nu ką, suvalgysim. Jie, žinoma, dar yra tokie neprinokę, žaloki tokie, galima sakyti, bet, nežinau, įdėsiu popierinį maišelį, galbūt palaikysiu keletą dienų, ar tiesiog taip jie prinoks. Ir valgysim po to, kai prinoks. Nes kol kas jie tikrai žali, neprinokia. Na kągi, dabar judame į maišelius. Ta šią gal paskutinę vietą paliksime. Tas ant galo. Oi, čia žiūriu dėžutę pasėmiau iš parduotuvės. Na kągi, keletą pakelių aviečių. 1, 2. Nes avietės, nežinau, tiesiog perku dėl vitaminų, šiaip man patinka. Toliau pomidoriukai, kiek čia, cherry vine tomatoes, tai būtų čia vyšnių tipo tomatoes, pomidorai tai yra. Ir dar žalių oboliukų, tai būtų golden delicious, auksiniai delikatesiniai oboliai, kažkas tokio. Išvertus į lietuvių kalbą, tikrai labai skanus. Mano sūnaus iš Ugniaus yra mėgstamiausi oboliukai šitie žali. Visą laiką prašo žalių obolių tik nupirkt. Na, vienu žodžiu, čia pasėmiau iš parduotuvės tiesiog dėžutę. Čia Nature Valley, tokia dėžutė, bet aš ją pasėmiau tiesiog swapboxui dėti, nes reikia dėžių ir pasiėmiau ir bus gerai panaudoti swapboxui, kai darysiu. Na kągi, toliau kas čia yra daržovių. Daržovių tai yra sumiksuotos salotos, mixed leaf salad, tiesiog lapinės salotos, tokios visokios. Taip. Toliau, ką mes čia turime dar? Celeris, nežinau, lietuviškai jau atleiskite, tikrai nežinau, kaip pasakyti, bet jūs čia žinote šią daržovę tikriausiai tikrai. Toliau agurkas ir tai yra, žinoma, organinis agurkas. Ką įmanoma kartais, bandau įsigyti organiškai. Toliau čia yra paprasti makaronai, pasta, peni, rigati vadinasi. Tiesiog čia pusbroliui, nes kaip sakiau, pusbrolis pas mus dabar gyvena, tai čia pusbrolis valgo tokius makaronus, bet mes nevalgom, nes jie yra neveganiški. Toliau čia jau mamos matau, mama nusipirko taip pat organiškos kavos. Taigi, jai labai patinka ši kava, iš tikrųjų, sako, skani, nors man štai jos negeriu kažkaip. Man labai patinka ta, kur aš iš tik Maksui esu įsigijusi su riešutų skoniu. Na kągi, čia vėl mamytė įsigijo, basinį tokių saldainukų 1 pakelių ir dar tokių saldainukų 1 pakelių. Svečiams čia tikriausiai. Na kągi, toliau judame. Taigi, čia taip pat svečiams, mama įsigijo, pati gal paragaus, tiesiog su juoduoju šokoladu, sausainukai, dark chocolate shortcake biscuits. Taigi, toliau šerbetas. Aš neįsivaizduoju, koks skanus šis šerbetas bus. Faina, kaip kokia pasaka tiesiog. Spalva nuostabi, nežinau, kada valgysiu, galėsiu parodyti. Nu, žodžiu, labai spalva, kaip, nežinau, matote, nuostabi spalva tiesiog. Ir skonis super pasaka, nusipirkau keletą netgi skonių. Tai yra šis avietinis, raspberry šerbetas ir passion fruit šerbetas. Čia su mango gabaliukais.
Super. Irgi tokia spalva, tokia geltona, nežinau, labai super. Ir skonis jau dabar, man atrodo, burnoj seilės kaupės, kai pagalvoju apie šios ledus. Taigi, kol kas padėsim čia. Na kągi, judame toliau, kas čia dar yra mini spring rolls, ta prasme, tų tokių suktukų su daržovėmis. Tokių. Čia man su ugnimi, va taip va, kada išsikepsime. Toliau čia vėl, nežinau, čia irgi mama nupirko, čia whole wheat, čia yra, bet čia pusbrolių, nežinau, kažką jinai darys, čia jau, čia ne mums. Toliau čia, vat, mes nusipirkome taip pat, vat, tų bulvių, ta prasme, tų, kaip ir tų french fries, tik tais čia storesnio, ta prasme, kirpimo, storesnio pjaustimo. Kaip matote, jas galime ir į orkaitę, ir į tą aliejų kepti. 1 kilogramas, mes, kaip sakiau, kepame į orkaitę. Ir čia yra ingredientai, noriu tiesiog jums parodyti. Kur čia tie ingredientai dabar? Aš parduotuvėje tai skaičiau. Tiesa, va, ingredientai čia yra 3. Yra bulvės 95%, sunflower oil, tai būtų kas čia? Saulėgrąžų aliejus, aš užmirštu, ir dekstrozė. Dekstrozė iš tikrųjų nežinau, kas čia yra, čia rašo, kad galima vegetarams ir veganams, bet vat, nežinau, kodėl šitos dekstrozės dėjo, bet įdėjo dekstrozės. Tai va, jeigu jau būtų dar kokie 5 pavadinimai, jau tikrai nepirkčiau jau. Šiaip turėtų būti bulvės ir aliejus ir viskas, daugiau nieko. Čia dabar dėjau dekstrozės, bet tikiuosi, kad nieko blogo dėl tos dekstrozės. Na kągi. Na štai, mano brangieji, dar judame jau, kaip sakant, ir į pabaigą. Čia corn on the cob. Corn on the cob. Taigi čia yra tie kukurūzai. Taigi jau jie yra išvirti, viską. Taigi čia 3 pakelius. Nupirkome po 2 viename, jau yra išvirti, viską, tai reikia juos pasišildyti ir valgyti, super skanus, esame mėgėjai tokių dalykų. Oi, čia reikės tvarkytis, na ir kągi, čia yra greipfruktai, taip, aš dar galvoju, jau pavargau, tikrai pavargau nuo tų šopinimų, nuo visko, taigi, 4 greipfruktukai, na ir kągi, dar daugiau salotų. Čia rocket leaves, kaip čia lietuviškai būtų, nežinau, bet va tokie va lapai salotoms daryti. Toliau dar rocket leaves, dar vienas. Toliau čia mama užsimanė. Čia yra tokios kaip daržovės, kaip vaisiai physalis. Taigi tokie, jeigu matote, 3 pakelius tokių nusipirkome. Ir ką dar čia kivukų. Porą pakelių citrinų. Čia, kas čia dabar, beans, tų žalių pupelių, virtų burokėlių. Na ir viskas, galima sakyti, dar burokėlių. Ir, kaip sakiau, einame į pabaigą. Na ką, liko mano pačios rankinė, kurią toj pat apžiūrėsime. Oi, atsinešu, čia pasidėsiu ant stalo. Oi. Na kągi, čia matau yra sriubyčių esame nupirkę. Nupirkome pusbroliui sriubyčių, kadangi jis labai mėgėjas tų sriubų tokių, tai ir nupirkome jam su curry flavor, kurių skonio. Tai ką, čia visi su kurių skoniu, jisai prašė mano mamos, kad jam nupirktų vien su kurių skoniu. Prisimenu, kai ugnis valgydavo, jam patikdavo su vištienos skoniu, kai mėsą valgydavom, bet tai su kurių skoniu 5 sriubytes tokias. Pusbroliui. Taigi toliau, kas čia dar? Nusipirkau granatą, kaip pamačiau tokią raudoną, aš namuose turiu vieną tokią neprinokusią dar, tai kažkaip galvoju, kol prinoks, tai valgysiu šitą tokią, nežinau, skani atrodo. Atrodo, turėtų būti skani. Toliau keletą pakelių mėlynių, po 125 gramus viename.
Tiesa, nusipirkau po euras 49 kainavo to tokia permatoma juostelė, nes reikės va boksus, ta prasme, klijuoti, viską lipyti ir labai praverčia tokios juostelės, tiesiog būtinos. Na kągi, aš dar užsimaniau nusipirkti, kadangi jie kainavo tik 6 eurai, nusipirkau vėl tokį, kur išmuša popierių, matote, drugelį. Štai va tokius drugelius va išmuš man. Labai faina, man patinka tokie dalykai, kaip žinote, jau esu sakiusi ir super. Galvoju, jų pigiau negu 6 eurai tikrai aš neįsigyčiau ir galvoju, reikia įsigyti ir bus man visam laikui. Ir dar vieną įsigijau, štai tokį, su žvaigždutėm. Labai faina bus, taip, nežinau, fainiai. Žvaigždutė dabar dar ten turiu, kur prasimuša didesnė, ten dar mažesnė ir čia yra toksai visas komplektėlis mažesnių, didesnių žvaigždučių, toksai faina. Galima priderinti, galima kažką sugalvoti, dizainus įvairiausius. Esu labai patenkinta šiais savo pastaraisiais pirkinukais. Ir kągi, aš dar nusipirkau tų plamasteriukų, nes vakar aš patikrinau, ta prasme, atidariau ir pažiūrėjau, kaip jie piešia tie metalo efekto, ta prasme, tas raudonas ir auksinis markeriai ir kaip super piešia, neįsivaizduoja, taip man patiko, galvoju, ar rašyti ant atviručių, ar kažką, nežinau, labai patiko iš tikrųjų. Ir aš dar šiandien nusipirkau čia žalę ir tokį rudą metalinio, čia visi yra metalinio atspalvio, ir pilka, ir balta. Visi metalinio atspalvio, nežinau, tikrai pravers, tikrai labai faini dalykai iš tikrųjų, man be galo patiko, tikrai rekomenduoju šios plamasteriukus, tos markerius, ne plamasteriukus. Tikrai superiniai. Metaliniai efektai, matote, metallic marker, super. Ir gali, kaip sakiau, rašo jie ant medienos, ant plastiko, ant stiklo, ant porceliano, ta prasme, ant visko. Jie yra vandeniui atsparūs, greitai džiūna ir ilgai išlieka. Super. Tiesa, šičia yra, jie stoliau piešia šitie, šiek tiek, matote, ploniau piešia, bet tai nieko tokio. Taigi, tiesa, dar nusipirkau aš šitų juostelių, nes galvoju, tų dovanėlių ir svoboksų, man atrodo, bus daroma, galvoju, tegu būna, tos kalėdinės juostelės, jos tikrai man pravers. Ir ypač, kai pamačiau šitos pelėdžiukus, tokius mielus, galvoju, reikia būtinai nusipirkti, faini tokie, ką, apsirūpinusi būsiu. Čia taip pat yra irgi nuo didžiausios iki, ta prasme, nuo storiausios iki ploniausios juostelės. Taigi, na ir ką, ir viskas, tašė mano jau kaip ir tuščia. Taigi, na kągi, tiek tų pirkinių. Oi tiesa, sakau tiek tų pirkinių, o kokio dalyko faino jums neparodžiau jūgi. Žiūrėkite, kokią dėžę nusipirkom. Pamačiau, galvoju, sakau, imam tą dėžę, nes turime mes namelį, ten kur dedam, laikome įvairiausius įrankius ir visą kitą, ir tai įrankiai keliai į vieną dėžutę, keliai į kitą, pavyzdžiui, reikia plaktuko, nežinai, kur yra, eini ieškoti, vienu žodžiu ten. O dabar, prašau, toksai, mums tai tokio užteks, keletą vienyčių kokių įsidėti skirtingų, čia, ta prasme, tokie mažesni, smulkesni įrankiai, viskas užsidaro, čia atsidaro vidus, kaip čia dabar su viena ranka atidaryti. Atsidaro vidus ir yra štai toksai kompartmentas, kaip čia pasakyti. Ir čia galima įdėti jau šiek tiek didesnius, kaip pavyzdžiui replės, ten visokie kitokie dalykai. Ir čia yra jau dar didžiausias kompartmentas, kur galima įsidėti didžiausius dalykus, kaip plaktukai ar, nežinau, galbūt netgi nedidelis kirvukas toks tilptų, ar dar kažkas, vienu žodžiu. Manau, kad labai patogus dalykas, toks namų apyvokos kaip daiktas, tokia dėžė, manau, labai bus patogu susidėti ir svarbiausia, tvarkingai atrodys, nebus išsimėtę ir labai greitai ir patogiai bus viską rasti, ko prireikia, ta prasme. Na kągi, oi tiesa, dar čia keletas dalykų visai pamiršau, dar keletas juostelių nusipirkau, šitus dalykus, kelis pirkau čia ne Lidle. Čia pirkau knygyne, užėjau tai pasižiūrėti, žiūriu tokias juostelės fainos ir nusipirkau. Taigi, fainutės, nes galvoju raudona ir tokia auksinė bus galima
va, boksus rišti, dovanėlės. Na ir labai susigundžiau iš tikrųjų ant šitų saldainių, kai pamačiau, čia yra jie veganiški, bodžia, be dairy free, organikai ir gluten free. Yra hazelnut chocolate truffles, ta prasme riešutiniai šokoladų triufeliai. Štai atrodo jie taip. Tiesiog jums čia parodau, ką čia rašo, kad jie yra 9 saldainukai. Laimėję netgi kažkokį laimėjimą. Ir kaip matote, jie yra veganiški. Organiškas tiesiog tas lipdukas dar yra. Vegan. Taigi, super, neįsivaizduojate, aš esu juos anksčiau nusipirkusi. Nu, jie yra nepigus. Šie 9 saldainukai. Šis pakelis kainuoja kiek? 10 eurų? Kažkur virš 10 eurų. 10-12 eurų maždaug kažkur kainuoja. Ir jie yra tikrai nepigus ir ne kiekvieną dieną galima sau leisti jų nusipirkti, bet vat retkarčiais tikrai, manau, galima pasilepinti. Na kągi, tai tiek tų pirkinukų, einu, vienu žodžiu, tvarkytis, ruoštis, pamokas daryti ir visa kita. Ačiū mielieji, kad žiūrėjote, kad patiko jums mano filmukas, ar nepatiko, rašykite, komentuokite ir tiek šiam kartui ir susitiksime sekančiose video. Ate!